Žmogaus genomo iššifravimas 2000-aisiais kainavo kelis milijardus dolerių. Dabar kaina nukrito iki 10 000 ir toliau mažėja. Itin spartus didžiulių genetinių duomenų masyvų apdorojimo tempai keičia šiuolaikinės medicinos veidą. Tai padeda geriau suprasti genų veikimo mechanizmus, ligų priežastis, leidžia anksčiau diagnozuoti paveldimas ligas. Ankstyva profilaktika, tikslesnis vaistų parinkimas kiekvienam pacientui, atsižvelgiant į jo genetinį profilį, rekomendacijos, kaip maitintis norint išvengti ligos, tokia yra personalizuotos medicinos vizija. Šioje srityje iš tikrųjų pažanga padaryta per pastarus, tarkim, 10 metų, milžiniška. Ir ta pažanga yra susijusi su pačiomis technologijomis. Antras dalykas tai su kaina šitų tyrimų atlikimo. Ir trečias dalykas, kuris, manau, labai svarbus, tai, kad suprasta genų raiškos, tai yra kaip genai veikia ir galbūt kaip juos galima, jų veiklą vienaip ar kitaip pakeisti. Supratę, kaip veikia konkretūs genai, mokslininkai jau gali svajoti apie jų valdymą, aktyvumo keitimą ar net išjungimą. Neseniai buvo paskelbta apie sensacingą eksperimentą, siekiant genų terapijos būdu išgydyti paveldimą Dauno ligą. Jau seniai žinoma, kad pavyzdžiui X chromosomos, kadangi moteris turi 2 X chromosomas, tai vienos genai turi neveikti, nes lyginant su vyru per daug genų tarytum gaunasi. Reiškia, genų dozės kompensavimo mechanizmas. Buvo nustatyta, kad X chromosomo yra centras, kuris valdo genų veiklą X chromosomoje. Tai ką šitie tyrinėtojai padarė? Jie paėmė šitą centrą iš X chromosomos, perkelė į 21 chromosomą, kuri yra papildoma Dauno ligos atveju. Viena chromosoma yra per daug. Tai jeigu jie užblokuos tos papildomos chromosomos genų veiklą, tai bus labai efektyvus ligos gydymas. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicininės genetikos centro specialistai šiuo metu atlieka projektą Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis. Ketinama išsiaiškinti, kuo Lietuvos gyventojai genetiškai skiriasi nuo kitų tautų ir kaip tą informaciją panaudoti ligų diagnostikai bei gydymui. Atlikus daugybės asmenų genomo sekvenavimus arba egzomo, tai yra koduojančios DNR sekos nustatymą, pasirodė, kad tie žmonės pakankamai daug skiriasi vienas nuo kito pirmiausia ir aišku skiriasi ir atskiros tautos. Labiausiai genetinius populiacijų skirtumus lemia geografinė izoliacija. Todėl ir sėslieji lietuviai pagal kai kurios genus ir jų variantus akivaizdžiai skiriasi nuo kitų tautų. Ta patvirtino jau pirmieji rezultatai. Tyriamos lietuvių šeimos, kurių bent 3 kartos gyvena toje vietovėje, buvo atrinktos iš 6 mūsų šalies regionų – rytų ir pietų Aukštaitijos, vakarų Aukštaitijos, šiaurės, pietų ir vakarų Žemaitijos. Kiekvienam atskiram rajone konkrečią vietą derindami ir vėliau važiuodami į tais vietas, kartu su vietos medicinos personalu, sukviesdami žmonės, šeimas, nes mūsų metodas mėginių ėmimo buvo taip vadinamas trio, tai triados, tai 2 tėvai ir 1 vaikas bent. Tai irgi gana sudėtinga, nes mes norėtume patikslinti, koks yra vaiko genomas. Pavyzdžiui, jeigu vaikas serga kokią nors ligą, jo gene ar genuose turi būti pakitimų. Tačiau nebūtinai šią ligą serga tėvai. Jie gali perduoti geno defektą palikuoniui. Tokius defektinių genų paplitimo atvejus ir mėgino ištirti mokslininkai, daugiau kaip metus važinėję po Lietuvą. Buvo apklausta beveik 1500 žmonių. Tada paėmėme jiems mėginius, kraujo mėginius, surinkome medicinę informaciją apie jų sergamumą ir tada paėmėme tuos mėginius pas save, atvežėm, įskyrėm DNR ir jau tada DNR yra tyriama. Taip pat yra tyriama ir biocheminiai įvairūs parametrai, ten, pavyzdžiui, susiję su širdies kraujagyslių ligomis, su kitomis ligomis, kadangi mes bandysime susijęti genomo ypatybę su biocheminiais rodikliais ir pačiu sergamumu. Atlikę visus numatytus tyrimus, medikai ketina įvertinti lietuvių populiacijoje aptiktus genų variantus ir pamėginti juos susijęti su mityba,
su įvairiomis mūsų šalyje paplitusiomis lygomis. Tarkime, žinome, kad kai kurios retos lygos, jos yra retos, tačiau lygos nešiotojai, pavyzdžiui, cistinė fibrozė, kuri serga vienas maždaug iš 2500 Lietuvoje. Tačiau lygos nešiotojai yra vienas maždaug iš 20. Tai reiškia, mes tą galim gana lengvai patikrinti, kiek yra atskirų lygos nešiotojų. Ir mūsų plane yra numatyta, kad mes tikrinsim maždaug galbūt 100 lygų, pažiūrėsim, kaip paplitę tų retų lygų, kurios lemia protinį atsilikimą, protinę negalę, kaip paplitę tų lygų nešiotojai Lietuvos populiacijai ir kokie variantai būtent yra. Šiais tyrimais norima įvertinti tam tikrų lygų nešiotojų paplitimą populiacijoje. Taip galima suskaičiuoti, koks turi būti sergančių skaičius ir kokiomis lygomis gali būti sergama. Jeigu kokia nors lyga neužfiksuota Lietuvoje, tai dar nereiškia, kad jos nėra. Tiesiog kol kas neįstengiama jos diagnozuoti. O tiksli diagnozė būtina, norint skirti pacientui efektyvų gydymą. Pirmas tikslas, tai ką aš sakiau, reiškia referentinio genomo sudarimas, tai bendrų pavadinimo nustatymas, kas būdinga lietuviam. Tada, reiškia, į tą referentinį genomą įeina tiek lygas lemiantys genai, tiek ir jų nelemiantys, tai reiškia tam tikri variantai, kurie gali būti susiję, kaip sakoma, polinkis sirgti lyga gali būti nulemtas šitų genų, atskirų genų variantų. Tai vėlgi, kokie variantai, kokio tautoje yra paplitę, iš anksto nieks nežino. Tai leistų pereiti prie personalizuotos arba individualios medicinos, kiekvienam asmeniui parenkant vaisto rūšį ir jo dozę. Šiame projekte numatoma tirti genus susijusius su farmakogenetiniais efektais. Tokie genai lemia vaistų metabolizmą organizme. Šiandien jau žinome, kad lietuviam būdingi tam tikri genų variantai, kurie lemia skirtingą vaistų metabolizmą lyginant su kitomis tautomis. Ir, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių ligų gydymui naudojami vaistai turėtų būti galbūt taikomos didesnės dozės tų vaistų, kadangi tas genas ir tas variantas geno, kuris lemia šių vaistų metabolizmą, jisai lemia greitesnį metabolizmą. O jeigu taip, tai reiškia, norint gauti tą patį efektą, reikalinga didesnė vaistų dozė. Kadangi vaistų kiekis ribotas, su jų metabolizmu susijusių genų kiekis irgi ribotas. Dėl to uždavinys nėra labai sudėtingas. Pavyzdžiui, pirmieji gauti duomenys liudija, kad dėl kai kurių genų variacijų lietuvių tautybės pacientui reiktų skirti didesnės vaisto varfarino dozes. Kol mes čia įsisiubavom, tai visame pasaulyje tas labai didelis susidomėjimas ir daugelį šalių. Na, tarkim, Jungtinė karalystė, Anglijoje planuojama ištirti 500 000 gyventojų panašiai. Ten kiniečiai planuoja 1 milijoną ištirti. Na, neseniai šiemet man teko būti Singapūre kongrese, kur Azijos šalys pristatė savo projektus. Tai iš tikrųjų praktiškai beveik visos šalys tenai, tokios kaip Malaizija, Indonezija ir taip toliau, tokius projektus turi. Na, aišku, ir vakarų Europoje yra. Kitur tokie projektai yra vykdomi. Didelių duomenų masyvų apdorojimas ir informacijos gretinimas padeda sugriauti kai kurios mitus ar išsklaidyti nepagristas baimes. Pavyzdžiui, Danijos vėžio draugija 2011 metais atliko svarbų tyrimą. Buvo surinkta informacija apie žmonės, kurie turėjo mobiliuosius telefonus nuo 1987 iki 1995 metų. Sąraše 350 000 žmonių. Tada tyrėjai kreipėsi į nacionalinį onkologinių ligų registrą. Jame buvo beveik 11 000 žmonių sąrašas, kuriems nuo 1990 iki 2007 metų diagnozuoti centrinės nervų sistemos augliai. Duomenys buvo palyginti, siekiant sužinoti, ar naudojimasis mobiliaisiais telefonais padidina riziką susirgti vėžiu. Atlikus visapusišką analizę, laimė nebuvo pastebėta jokio ryšio. Tai pavyzdys, kaip totali mūsų gyvenimo skaitmenizacija gali būti naudinga.